Ką galiu pasakyti, tai kad manau, Nuovargis padarė iš savo biškį. Ketvirtas kėlinys sustojom. Manau, tuos 3 kėlinius tikrai stengiamės, viską darėm, kad tik tai mes mėtumėm, bet va tas ketvirtas kėlinys biškį mums pakišo koją. Klausimą labai prašau. Jeigu nėra, tai dėkui labai. Labą vakarą. Dviprasmiškos gal mintis. 3 kėliniai tikrai buvo, manau, neblogi. Ketvirtam kėlinį, vėlgi viską pasako 5 mesti taškai ir čia. Ir manau, kad ketvirtam kėlinį kažkiek tai jėgų, kažkiek tai ir to šalto proto sprendimus priėmėm ne tokius, kokius dėlėtų, bet tik tai padėkoti vyram Rūbinei už darbą, už atsidavimą, tos 3 kėlinius daryti viską, kad tik tai kabintis į rungtynes, o daugiau Rytas sveikinu su pergalė, pelnyti aišku laimėčiai, net klausimų nėra. Klausimų bus? Komanda labai užsivedusi, atrodė, kas sutartė pranas žaidėjai. Mes kalbėjom apie tai, kad kiti žaidėjai, kurie gal mažiau žaidžia, turėjo šansą įrodyti ir man, ir komandos draugam, kaip gali žaisti, kad gali žaisti, ir jie tą puikiai padarė. Ir aišku, tos traumos suvienijo daugiau komandą ir turėjo atidirbti už durį, jie visi puikiai tą darė. Sakau, dėl kovojimo, nei vieno priekaištų. Mes tiesiog, vėlgi, mes nesam tritaškininkų komanda, taip, bet mes neblogai metam. Ir Rokas, ir Babkauskas, ir Šulskis, ir Alijevas, bet šiandien taikiklis 25%. Ir tie metimai iš po krepšio, kuriuos prametėm skaudžius, kur tikrai kabinomės ir prie turint plus 10, ten 9 taškus, mes ten 4 atakas tokių pridarėm, nepridarėm, tiesiog prametėm metimų, kur tikrai davė per gerą vietą ir mes taip, negaliu sakyti, kad pasidavėm, bet manau, kad tie dalykai tikrai gero nepridėjo. Čia vėl nuovargis ar kažkiek rankas rėmėjo pirmąjį? Aš manau ir tas, vėlgi, net nebijau, kad niekas nesitikėjo, kad mes priešinsimės, bet mes apie tai kalbėjom. Mes svarbiausia vienas kitų teikim ir kas bebūtų, kaip bebūtų, mes turim būti komanda ir vienas kitų tikėti. Tai jie tą irgi parodė ir šaunuoliai dabar. Reikia bandyti atgauti jėgas ir laukia rytoj rungtynės ir tačius vietos. Dėkui, dar vieną klausimą. Jums tai buvo jau antros rungtynės, kai Vilniečiams vadovavo Nikolė, prieš tai buvo dvejas su Šeškum. Ar kažkas skiriasi lyginant tas dvejas su Šeškum ir dvejas su Nikolė? Mes taškų mažiau lyginam. Bet ne, gynyba, turiu minį, kad vėlgi tai buvo pakeista gynyba, tai yra kitokia šiek tiek gynyba ir tikrai mums nėra iš parankiausio, gal taip sakykim, bet nežinau, 3 kėlinius atrodė gerai ir prieš naują trenerį. Ketvirtam kėlinį tiesiog sustojom. Bet šiaip pagrindinis turbūt dalykas tokia kaip gynyba, puolime žaidžia daug maž tą patį, o su agresyvėjo gynyba. Treneriu, jūsų dabar komandos traumų, gal galite pasakyti, kokia situacija, kada grįžtų idėja? Jonatanas Lee negrįž šį sezoną, jam reikia operuoti koją, o dėl Jeffo yra sausgyslė patepta ir ten neturėtų būti rimta trauma, turiu minį, kad vėlgi kaip jis, bet savaitę 2 ir manau, kad grįž aikštę. Dėkui labai.